Sveiki visi! Po akių maskavimas užsibaigė, mes turime puikiai padengtą pridegintą odą, gerai užmaskuotus paakius. Sekantis etapas – makiažo pagrindas. Turbūt vienas svarbiausių dalykų – kaip įtinkamai atsirinkti, kokios konsistencijos, kurią priemonę Greta labiausiai mėgsta. Taigi šiame klipe visą tai sužinosite. Pradėsiu galbūt ne nuo prasčiausios ir pigiausios priemonės, pradėsiu nuo savo favoritų, kurių negalėčiau jokiais būdais išmesti iš savo lagaminą. Jeigu važiuoju į fotosesiją ir nenoriu apsisunkinti savo lagamino, turiu vienoje vietoj visą funkciją įvairiausio produkto, kokios tik noriu konsistencijas, kaip aš galiu pasakyti, ir kokio noriu, sakykime, intensyvumo galiu tai padaryti. Tai būtent su visa palete, tai yra korektorių palete, kuri yra kreminė ir vadinasi Fart Cream Palette. Tai būtent jinai yra ilgo išlaikymo, 24 valandų išnešiojimo, ir su jie galiu daryti tiek paakių maskavimą, tiek šlapią veido dengimą su spondžo pagalba, jis man puikiai užsideda, tiek veido kontūravimą. Tad šiuo atžvilgiu jinai gera tuo, kad vienoje paletėje yra viskas, ko mums reikia. Foto makiažui, vakariniam makiažui, dienos makiažui, privengčiau šios paletės, ir jinai daugiau skirta visažistui. Nepirkit merginos tos, kurios nedirba su tuo dalyku, nes tai yra brangi priemonė, galiojimo laikas yra 30 mėnesių. Tai tiesiog klausimas, ar jums tos priemonės, sakykime, netgi reikės tiek ilgai. Džiaugiuosi, kad ta priemonė galioja ne 12 mėnesių, daugiau, 80% vaško pagrindų, puikiai dengia, puikiai maskuoja, netgi labai patinka tas dalykas, kad jinai maskuoja randelius ir nelygumus. Jinai labai gerai tas vaškas įsigeria odą, drėkina ir maskuoja. Taigi tokia priemonė, su kuria galima daryti tiek koregavimą, būtent kaip korektorių naudoti concealerį, veido dengimui ir veido modeliavimui. Taigi, toliau. Viena tobuliausių priemonių, kas dirbat visažo srityje, kas norit pasidaryti puikų vakarinį makiažą, o galbūt net foto makiažą selfie, kurį publikuosite internete, tai puikiai priemonė Mika Forever HD Ultra. Tai yra numeris 1. Prieš tai kalbėjau apie paletę, kurią galima daugiau funkcijų panaudoti, tačiau šita priemonė vis dėlto išaugti topus, nes 80% makiažo darau būtent su šia pudra, kadangi jinai yra su šviesiai atspindinčiom dalelėm, kadangi jinai turi hialurono rūgšties, kadangi jinai puikiai dengia, puikiai maskuoja, ir gauname tobulą efektą, kada norim puikiai atrodyti prieš fotokamerą, prieš video objektyvą, kada norim vakaro metu būt žvaigždės, kada norim turėti kuo puikiausiai nuotrauką į Facebooką ar Instagramą. Tiesiog ta pudra atspindi šviesą, veido oda atrodys lygi, tobulos tekstūros. Tiesiog net kitą kartą uždėjus pudrą, jinai taip gerai neatrodo realiai, kaip atrodo prieš fotokamerą gerai, nes būtent atspindėjimas to šviesos odos lygų uždengimą, tekstūrą. Taigi tą priemonę siūlau netgi naudoti, kas mėgsta labiau didesnį užmaskavimą ir dienos metu, puikiai tiks vakaro metu, foto makiažą. Tiesiog priemonė, kuri turbūt 80% jūsų makiažo darbe tiks arba namų sąlygomis kuo puikiausiai. Toliau, tos priemonės, kurias niekada gyvenime neišmešiau iš savo lagamino, tai yra numeris 2 priemonė, viena mėgstamiausia ir daugiausia naudojamų, sakykime, kiek aš metų dirbu visažo srityje. Tai 3 metus naudodavau tik Face and Body Mika Forever pudrą ir dengdavau viską su ja. Su full coveriu prisimaskuodavau veido odą, spuogelius, raudonį ir su šita pudra dirbdavau visą laiką. Kiti visažistai manęs klausdavo, kaip tu gali su Face and Body pudra, tai yra vandens tekstūros pudra, užmaskuoti kuo puikiausiai odą. Taip, jinai maskuojasi labai sunkiai. Kas turit problematišką veido odą arba dirbt su jie viena, tiesiog neturit laiko tiek ar ne, makiažus neįsitalpuojat padaryti makiažą per valandą laiko. Tiesiog tikrai ta pudra jums nebus tobula ir jums nepatiks tuo, kad jinai labai stipriai nemaskuoja. Jinai yra lengvos konsistencijos, tačiau tiesiog noriu pasakyti tai, kad dedant kelius sluoksnius, jinai dedasi iki 6 sluoksnių, mes galime išgauti kokį norim efektą. Norim lengvo, kaip BB kremo ar ne efektą. Mes dedamės vieną sluoksnį, galime degintis, galime vasaros metu tiesiog visą dieną gaiviai išlikti ir netrodys, kad užsidėjus makiažo pagrindą jokiais būdais. 2-3 sluoksniai šiek tiek galbūt jau matysis, kad jūs prisimaskavot raudonį, problematiškas vietas, tačiau neišgausit tinkamo ar tokio tobulo efekto. Vat 4 sluoksniai ir daugiau lengvos tekstūros, jie labai gražiai įsigeria, tikrai jau niekada netgi 6 sluoksniai kaukės efekto.
jie labai gerai primaskuoja. Galbūt ten geriasi pudra ir labai gražiai užsideda ant veido odos. Tai naudojant full coverį, po gerą maskuoklį, po apačią ir dedant makiažo pagrindą ant viršaus, mes išgaunam tobulą efektą. Taip, kad su ta pudra galima padaryti įvairiausias irgi technikas, tačiau tikrai kas mėgstat iškart coverinti, tai yra maskuoti veidą ir labiau jį daryti, ar ne, užmaskuotą ir greičiau taip pat padaryti, tada siūlau daryti tai su Mika Forever HD Ultra pudra, nes jums duos greitesnį, efektingesnį rezultatą negu Face and Body. Face and Body visą laiką per savo seminarus ir mokiniam diktuoja gal mažiausiai 5 pliusus. Vienas iš jų, kad yra vandenio atspari pudra, jinai ko puikiausiai laikysis, gali su ją sportuoti, gali tikti baseiną, gali degintis, niekur niekas nesubėgios. Antrasis pliusas ir didžiausias, kad išlaiko drėgmę visą dieną, tiek dehidratuotai, tiek sausai odai, tai bus tobulas efektas. Ją naudoju ir brandžiom moterim, neišvengiamai tobuliausias turbūt efektas su Face and Body dengiant brandžią moterį. Toliau netepa drabužių. Trečias pliusas, vienas didžiausių, kada rengiamės baltas sukneles, nuotakos makiažui, netgi važiuojam kažkur matuotis į parduotuvę drabužių, nenorim palikti ant marškinėlių, ant baltų suknelių spalvos efekto, tai tiesiog naudojam tą pudrą, kadangi ji netepa drabužių. Ji išlieka visą dieną tobulai ir ketvirtas pliusas, kad netgi dengiant ant akies voko, kuo puikiausiai išlaiko akių šešėlius. Tai yra kaip šešėlių bazė, akių makiažo, kada neturėdavau bazių arba turėdavau, bet manęs nepridavo tikros geros funkcijos, aš 2 metus naudodavau šitą makiažo pagrindą kaip šešėlių bazę ir klientai klausdavo, kaip man 2 paras gali akių makiažas išlaikyti, ką ten naudoju, kokią bazę. Tai naudodavau bazę ne šešėlių pagrindo, bet būtent Mika Forever Face and Body pudros pagalba išgaudavau tą kaip ir šešėlių pagrindą. Tai tiek pliusų apie šią nuostabią pudrą, kurios niekada gyvenime neišmešiu iš savo lagamino. Taip, kalbėjau apie Mika Forever pudras, ar ne, kaip topai numeris 1 ir numeris 2. Toliau kalbėsiu apie priemonę, su kuria dar tiek ilgai nedirbu, bet matau jos privalumus, kažkiek ir trūkumus. Tai makro priemonės, jos yra skirtingų konsistencijų, ar ne? Viena yra kamufliažinė, tai yra stipriai maskuojantis makiažo pagrindas, taip ant jos rašo, ir kitas tiesiog maskuojantis makiažo pagrindas, arba dar taip liftinginis foundationas, tai reiškia, kad daugiau drėkinantis, ar ne, vienas vandens pagrindų, kitas tiesiog vandens pagrindų, bet tirštesnės tekstūros, labiau maskuojantis. Tai jos aš sulyginčiau su Mika Forever pudrom, nes vienas yra kaip ir Face and Body skystos tekstūros, o kitas kaip HD Ultra labiau maskuojančios tekstūros. Abidvi priemonės yra su HD raidelėm, tai reiškia atspindi šviesą, ko puikiausiai dengia ir maskuoja, ar ne, veiduką. Tiesiog kuo skiriasi šiek tiek nuo Face and Body, kad nėra vandenio atspari ir kad, sakykime, tepa drabužius, mano nuomonė. Ir dar vienas minusėlis, kad jinai šiek tiek tirštesnės tekstūros negu Face and Body. Truputį daugiau, sakykime, kreminės tekstūros negu, nes Face and Body 80% vandens, šito galbūt 70%. Tai vat, tokie skirtumai su pudrom. Tiesiog galbūt seniau pradėjau dirbti su Mika Forever ir su jų esu pudras įsimylėjus ir net sunku man jas pakeisti kitomis. Ir jeigu jos būtų geresnės kažko, tai galbūt ir pakeičiau, bet tiesiog jos yra labai panašios. Tačiau tiesiog įsimylėsiu su Mika Forever pudras ir naudoju būtent jas. Kalbant apie kitą brandą, tai Mika Atelier pudros. Kokios pudros man yra jų mėgstamiausias, tai waterproofinės, vandeniu atsparės, kreminės tekstūros pudros. Kuo jie skiriasi nuo kitų, sakykime, man patinka jos labai dėl to, kad jeigu Mika Forever HD Ultra irgi yra stipriai maskuojanti, bet ji nėra vandeniu atspari. Jeigu mes, sakykime, norim eiti ten vos neįpirkti, ar ten daryti fotomakiažą, kuris vandenį gerai išlaikys, ar ten tiesiog tobulą tekstūrą padengti, kad jinai atspindėtų lygiai taip pat šviesą, atrodytų fotomakiaže gerai, video filmavime ir nenubėgtų niekas nuo jos, kad nenuskilinėtų ir taip toliau. Superinė priemonė, vandeniui atsparus makiažo pagrindas, kuris labai gerai išlaiko. Tai vasaros metu, kas dirba su visažu, nori gero išlaikymo, tai naudokit šitą priemonę. Man patinka jų numeracija 2NBA, 3NBA numeracija, būtent numeriukai, kuriuos tarpusavį gali miksuoti, išgauti tam tikrus atspalvius ir tikrai nebloga priemonė, kuri yra vandeniu atspari ir stipriai maskuojanti. Taip, toliau.
MAC produkcija, ne? MAC produktų neturiu visų, nesu naudojusi būtent absoliučiai kiekvienos būtent pudros, ar ne? Tačiau daugiausiai atsiliepimų gerų girdėjau apie Face and Body pudrą, lygiai taip pat vadinasi Face and Body kaip Mika Forever. Jis yra irgi apie 70%, gal ne 80% vandens ir iš tikrųjų jinai gražiai dengia veido odą, viskas tvarkoja, jinai ilgai išliekanti, bet nėra vandenį atspavari, to pasakoje tam tikrų minusų su ją atsiranda ir jinai sausai odai nelabai gerai atrodo, dėl to, kad netgi turi, atrodo, šiaip ir drėkinanti, daug vandens, daug drėgmės, bet kažkoks sausumas dažnai išlenda, šerpetojime gali išlysti ir tiesiog tikrai man skiriasi nuo Mika Forever Face and Body pudros, nes nėra tokio gero išlaikymo ar tokios drėgmės gavimo. Toliau pudra Studio Fix Fluid, tai puikiai tokia priemonė, kuri irgi puikiai maskuoja, gražiai dengiasi. Aš jos vienos dažnai nenaudoju, bet jinai puikiai man mikstuojasi su Mika Forever HD Ultra, tai jas tarpusavį sumiksavus, manau, tokia tobula tekstūra, šiek tiek ta kreminė pudra labiau kremiškesnė, lengvesnė galbūt negu Mika Forever HD Ultra ir tiesiog gaunate tokį tobulą dengimą, kada miksuoja jas tarpusavį. Tai atskirai jos vienos beveik niekada nenaudojau kaip tiesiog veido dengimą. Taip. Kalbant apie pigesnę priemonę, kuri yra iš Maybelline, tai yra Better Skin. Tai puikiai maskuojanti, puikiai drėkinanti, ganėtinai lengvos tekstūros, labiau naudojama kiekvienai dienai. Net galbūt jums netiks foto makiažai, galbūt jums netrodys taip gerai šviesos neatspindės, bet dienos metu atrodys tikrai labai ypatingai gerai ir jums duos tą būtent matinį ganėtinai efektą ir ganėtinai duos jums gerą užmaskavimą. Tai tokia neskistas konsistencijos pudra, ne kaip Face and Body, bet tirštesnės tekstūros, sakyčiau, tarpas tarp Face and Body ir HD Ultra pudros, tokia lengvai drėkinanti, maskuojanti ir daugiau skirta kiekvienai dienai. Tikrai kelis kartus dėjusi ant savo odos, nešioju visą dieną, man jinai tikrai labai patiko iš tų pigesnių priemonių, ką galėčiau naudoti kiekvienai dienai ir kuri nekimšo porų. Dar viena priemonė, kurios neturiu pasiėmus į rankas, tiesiog dėl to, kad jinai yra pas mane namuose kosmetinėje, tai yra priemonė Revel makiažo pagrindas, Stay Matte berods pavadinimas, kuris ilgai išlieka ant odos ir duoda labai matinį efektą, tai labai riebiai odai, puikiai užmaskuojantis. Tikrai jį gyriau savo seminare, tai galiu pasakyti tai, kad jisai kemša poras ir mėginau ant savęs, mano oda nėra tokia labai riebi, jinai daugiau mišri riebi ar ne tokia, daugiau tik tų zonų dėl blizgėjimo, tai jinai man pradėjo šiek tiek kimšt poras ir dažnai naudojant ją pastebėjau, kad spuogeliai atsinaujino, tai nenorėčiau jos nuot kiekvienai dienai, palikčiau ją naudojimui, kad ir riebiai odai, tik tai foto makiažam ir tik tai, sakykime, tie makiažam, kada noriu stipraus maskavimo ir noriu riebalo tokio sugerimo. Netgi ją uždėjus, birios pudros veidas tarsi neprašo, nes lieka visiškai matinis. Tai tiesiog pasirinkimas to mergaitėm, kurios turi riebią odą. Tai nėra, kad tik tai tuzonai, bet riebumas ir skruostų srityje, kad tiesiog visą matinį efektą duotų visam odos plotui. Tik tiesiog saugokit savo odą, nenaudokit jos kiekvieną dieną, nes jinai kemša poras. Kalbant apie tai, ką galima dar įsigyti Eurokos, ar ne, tai Revlon makiažo pagrindas, kuris išlieka 24 valandas, kuris yra su SPF. Tai reiškia, vasarai galite drąsiai naudoti vietoj būtent kremo, kuris turi SPF apsaugą, nes pats makiažo pagrindas jau turės būtent saulei SPF apsaugą. Tai tiesiog priemonė, kuri tikrai ilgai išlaiko ant veido, tiesiog kadangi aš nusipirkau tinkamos savo atspalvio, aš negalėjau jos išmėginti kelis kartus ant savęs. Vieną kartą sudėjau, antrą kartą sudėjau, maišiau ją šiek tiek su kita pudra, kad aš gaučiau gražų atspalvį. Tai tiesiog nebuvo man toksai wow efektas, tiesiog man jinai gerai išlaikė, man jinai gerai drėkino, bet nepirčiau, sakykime, ten nebėgčiau pirkti antrą kartą. Netokį įspūdį paliko kaip Maybelline, sakykime, tas makiažo pagrindas Better Skin. Man tiesiog jisai mažiau paliko, kaip tiesiog įspūdžio, nors dauguma kolegių naudoja ir labai džiaugiasi šito makiažo pagrindu ir labai gerų atsiliepimų tiesiog girdėjau netgi iš užsienio visažistų. Tai kam
patinka ilgas išlaikymas, kam to reikia, kas nori dar SPF apsaugos būtent saulėje, tai naudokit Revel 24 valandas išlaikantį makiažo pagrindą. Ko dar nepaminėjau? Vienos priemonės, kurią matau savo lagamine ir kurią naudoju, kada vėlgi turim riebią odą. Tai yra priemonė, tokia kaip ir kompaktinė, labai įdomi ir neskistos konsistencijos ne buteliukėje, bet jinai yra kreminė, ne mineralinė, ne kompaktinė biri pudra, ne sukompaktinta, bet tai yra matinantis pagrindas. Jis yra skirtas riebiai odai. Jisai čia kiek netgi poras užlygina, jisai skirtas, kada netgi porėtumas yra ir randelė ant veido, ir jisai uždėjus visą makiažo pagrindą, išlaiko tą būtent neriebią odą, padaro ją matiškesnę, išlaiko visą dieną kuo puikiausiai ir netgi nereikia naudoti birios pudros, tada netgi visiškai, nes jinai savo sudėtyje turi talką, kuris tiesiog sausina veidą šiek tiek odą ir netgi fiksavimas nėra būtinas. Kurių makiažo pagrindų aš nepirkčiau. Antrą kartą, kuriuos galbūt jau esu išmetusi, neturiu pakuočių parodymui, tai tikrai netaupyčiau makiažo pagrindo vietoje ir nepirkčiau Catrice ar Essence ar ne Eveline kažkokių makiažo pagrindų, nes ką naudoju, tikrai matosi, kad uždėjus pudrą atrodo pigiai. Jinai daro kalkės efektą, jinai atspalviai nėra tokie konsistenciniai gražus ar ne. Ir nėra jokių šviesios atspindinčių dalelių, nepadaro gero matinio efekto. Tiesiog tikrai jaučiasi pudros pigumas, kada tu tikrai ją dėdėsi už 2-3 eurus, tikrai neišgausi to tokio tobulą efektą. Ir ką nenaudočiau iš brangesnių firmų, niekada nepirkčiau antrą kartą, ar ne, man asmeniškai nepatiko kitom klientėm ar ne, ar kolegiam patinka, tai Make Up For Eva pudra liftinginė, jinai tiesiog jinai yra šiek tiek aliejinių pagrindų ir jinai ganėtinai sunkiai dedasi. Arba tiesiog ją reikia dėti plokštesnių teptukų, tinkamom linijom ją retušuoti, uždėti gražiai ir jinai duoda tokį kalkės efektą ir tokį lipnų per daug efektą, nepadaro jokių būdų matinės odos, nėra vandeniui atspari. Tai tiesiog Make Up For Eva turi tikrai kelis kartus geresnės pudras kaip Face & Body ar HD Ultra, tai man tos priemonės tiesiog net savo lagamine netrūksta ir nereikia, nes man tą liftinginį drėkinantį efektą padaro Face & Body pudra, o matifikuojantį efektą padaro būtent HD Ultra pudra. Dabar suminėjau begalę daug ar ne priemonių ir dabar kaip jums atsirinkti tą tobuliausią priemonę, siūlau 2 variantus. Arba pagal ar ne kainą šiek tiek atsirinkti tą priemonę, arba pagal jūsų odos tipą. Jeigu jūs turit sausą odą, kuri dehidratuota, kuri kartais šerpetoja, kurią jaučiat, kad dienos metu jums veidas šiek tiek pasausėja, norit drėgmės, naudokit vandens pagrindo pudras. Liftinginės, Face & Body pudras ar ne, lengvos konsistencijos. Jeigu jūsų veido oda neprašo labai stipraus maskavimo, tai lygiai tos pačios pudros ar ne, bet jeigu jūsų oda yra, sakykime, riebi arba mišri, ar ne, kur tu zona jums pastoviai blizga, jūs norite vis tiek matifiškesnio efekto, spuogeliai, randeliai, ar ne, poaknės oda. Naudokit tas pudras, kurios yra kreminės tekstūros tam užmaskavimui, uždėjimui, kad jums visi spuogeliai neišlystų, kad atrodytų net dienos metu gražiai ta pudra, bet ir fotomakiažai atrodytų nepriekaištingai. Tai naudokit HD Ultra pudras, ar ne, Revlono, ką minėjau, Maybelline, tokios konsistencijos, kurios yra kreminės, arba su HD raidelėm, kad dar netgi ir šviesą atspindėtų, kad jums puikiai maskuotų ir dengtų. Kas turit labai riebią odą, tinkančios pudros jums būtų tos, kurios yra matinančio efekto, netgi rašosi ar ne super mat, arba tiesiog ir netgi vadinasi matinantis pagrindas, kurie savo sudėtyje turi daugiau talko, kurio nereikės jums pastoviai fiksuoti biria pudra, netgi to nereikalaus pats makiažo pagrindas, nes jį uždėjus, bet tiesiog net nereikia tiek daug maskuoti, tai yra fiksuoti biria pudra ir tiesiog jisai jums sugers tą riebalo perteklių ir jums oda tikrai kokį pusdienį, 6 valandas jums neblizgės kaip kitos pudros. Tai rinkitės atsakingai,
niekada negalvokite apie tai, kad jeigu mano draugai puikiai tiko būtent tas makiažo pagrindas, kad jums jis taip pat puikiai tiks. Dažniausiai tai yra didžiausia klaida, kada draugė parekomenduoja pudrą, mergaitė nubėga nusipirkti jos ir jai visiškai netinka ir tada galvoja, kad arba draugė suklaidino ją, arba kad kažkas tai negerai. Turbūt dėl to yra tas skirtumas, kad jūsų oda buvo ne tokia pati kaip jūsų draugės. Tai tiesiog atkreipkite dėmesį, ar jūsų oda yra visiškai sausa, ar jinai yra mišri kombinuota, ar visiškai riebi oda, kur riebalumas pasireiškia ne tik T-zonai, bet ir skruostų zonai. Siūlau rinktis atsakingai, pagalvokite ir apie piniginį variantą, kad galite kažkiek sutaupyti pinigėlių, bet tai turbūt didžiausia vieta, didžiausias etapas, kuriame netaupau pinigėlių, nes nuo makiažo pagrindo, kaip ir bazės, priklauso labai daug kas. Turbūt 3 dalykai, kuriuos visą laiką rekomenduoju, užsirašom kaip makiažo etapuose apsibraukti, kaip aš sakau, saulytėm ar tiesiog rutuliukais ar ne. Tai 1, 2, 3 etapai, ką jau jums ir minėjau. Tai yra bazė kaip namo pamatas, maskuokliai, kurie užmaskuos jums problemas ir, sakykime, būtent kreminė konsistencija, skysta pudra, kuri padarys didžiausią efektą. Sausų produktų galime pataupyti labiau, apie tai kitose klipuose ir tikiuosi, kad jums šis klipas labai patiko. Lauksiu jūsų atsiliepimų, lauksiu jūsų patarimų, ką jūs naudojate ir tiesiog iki susitikimo.